Vakar po įtemptos ir sunkios darbo dienos į Tauragės miesto aikštę prie naujos skulptūros Taika susirinko keli tūkstančiai tauragiškių. Atėjo jie pritarti Lietuvos aukščiausiosios tarybos sesijos kovo 11 dienos ir vėlesniems nutarimams palaikyti Lietuvos Respublikos vyriausybės politiką. Atėjo su nerimu, susirūpinę dėl savo ir savo vaikų likimo, perskaitė spaudoje TSRS prezidento kreipimąsi į Lietuvos žmones. Tauragiškių sueigą pradėjo miesto tarybos deputatas, rajono laikraščio Tauragiškių balsas redaktoriaus pavaduotojas Bronius Jagminas. Mėly tauragiečiai, vakar tiesoje jūs visi turbūt perskaitėte TSRS prezidento Michailo Gorbačiovo laišką Tarybų Lietuvos, kaip jis rašo, arba Lietuvos TSR liaudžiai. Tai va, mes esame liaudis, kažkoks toks neaiškus žodis ir terminas, susirinkom ir Tauragės liaudis į aikštę, kad pašnekėtume apie tai, ką vis dėlto mums rašo Michailas Gorbačiovas. Pas mus yra svečiuose abu kandidatai Lietuvos aukščiausios tarybos deputatus. Yra norinčių keletą žmonių pasisakyti, kalbėsim turbūt neilgai, po kokį 5 minučių. Va ir išdėstysim tai, kas mums reikėtų pasakyti būtent tokią dieną, tokią valandą. Pačios toliau sako, tokia taktika kelia grėsmę mūsų normaliam gyvenimui ir saugumui. Atseit Lietuvos normaliam gyvenimui ir saugumui. Kas mums kelia grėsmę, turbūt visi galim pasakyti. Tankai, šarvuočiai, desantininkai iš Tarybų sąjungos. Daugiau niekas mums nekelia jokios grėsmės. Mes dirbam ramiai, pasitikim savimi ir manome, kad pasieksim tą tikslą, kurį esam užsibrėžę. Konstitucijos pataisos kalba jo Gorbačiovas, lemiančios Respublikos ir šalios interesus priimamos neapgalvojus. Sekat aukščiausios tarybos veiklą, matot, kaip ten viskas vyksta, ar apgalvoja, ar neapgalvoja mes priimant tas Konstitucijos pataisas. Man rodos, kad mes gerai apgalvojam. Mes skubam, kad vadinasi nebūtų anksčiau išrinktas prezidentas Gorbačiovas. Mes skubam, kad nebūtų priimtas koks nors antikonstitucinis įstatymas, kuris mums trukdytų. Mums reikia skubėti, bet mes darom gana gerai viską apgalvoję. Pasako, aukščiausios tarybos veiksmai yra neteisėti ir neatsakingi. Veiksmai neturi logiško pagrindo. Mes manom, kad jie turi logišką pagrindą ir elgiamės, kaip mums atrodo. Mes girdime, mes pradėjom spręsti svarbiausius federacijos klausimus. Dabar tik pradėjo Gorbačiovas spręsti visos federacijos klausimus. O kada pabaigs juos spręsti, tai mums labai neaišku. Ir todėl mes pradėjom greičiau ir matysim, gal mums geriau seks. Tie veiksmai nesilieks ryšiams su kitoms respublikoms. Jis mūsų veiksmus skaito separatistinis. Na vis dėlto, mes skaitom, kad mes draugausim su kitomis respublikomis ir su Rusija, ir su Ukraina, ir su Pabaltiju, ir su Kaukazu. Ir nėra ko jaudintis Gorbačiovui, kaip mes čia susitarsim. Jis mūsų veiksmus vadina ir konfrontacija, ir ultimatumais, ir negerbimu, nacionalinė nesantaikos kurstymu, visokiais tokiais dalykais. Na, mes jaučiam, kad iš Maskvos eina ultimatumai daugiau negu iš mūsų pusės. Mūsų vadinamas prezidentas Landsbergis atsakinėja Gorbačiovui pakankamai mandagiai, pakankamai ramiai, gražiai ir neturėtų Gorbačiovas čia išžiūrėti kažkokių ultimatumų.
Lietuvos reiškia viltį, kad LTSR piliečiai pritars jo kreipimuisi. Na tai va, mes čia susirinkome pritarti ar nepritarti jo kreipimuisi. Jau mes atsakėme Gorbačiovui tūkstančiais telegramų ir laiškų. Jeigu jis jos gavo ir turėjo laiko perskaityti, tai jam aišku, kaip mes jam atsakėme. Taigi, susirinkome čia, kad pritartume mūsų aukščiausiosios tarybos teismams Vilniuje, kad atsakytume ponui Gorbačiovui, žlungančios imperijos prezidentui, mūsų žodį. To susirinkimo šioje aikštėje noriu skaityti pradėti. Kalba kandidatas į Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatus Vytautas Einoris. Sutiko Lietuvos žmonės žinią apie 11 dienos paskelbtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Vieni apsikabinę bučiavosi verkė džiaugsmo ašaromis, kiti prisimindami Sibiro platybės elgėsi santūriau, o buvo ir tokių, kurie ėjo pyktį ir pagiežą ant parlamentarų, žengusių lemtingą žingsnį įgyvendinant lietuvių tautos valią. Tą pyktį jie iki šiol, tame mums priešiškai nusiteikusiame būryje, ant taip vadinamos platformos matome ir Lietuvos sūnus paklytėlius. Juk jie prašėsi Maskvos pagalbos, neva apginti tarybinių piliečių teises Lietuvoje. Tik lieka neaišku, kam nuo ko ginti reikia, kas ką skriaudžia Lietuvoje. Ar ne mūsų vaikai paimti į armiją, nukankinti grįžtamo betarybėse karstuose arba liko invalidais? Ar nesąjunginiai monstrai atplėšė Lietuvos orą, vandenį ir žemę? Pagaliau ar ne amžiname tamsiame kalėjime gyvena mūsų tauta, sukaustyta baimės, pastoviai jausdama virš savo galvos vyresniojo brolio mūšio šešėlį. O dabar, kai tvirtai ir vieningai suglaudę pečius, nepabūgę galingo slibino paskelbėme savo apsisprendimą tapti nepriklausomais, Lietuvos keliais griaudėjo tankai ir danguje nepriklausomos Lietuvos pavasario vėlesiai skraido, o kariniai malūnsparniai gaudžia, šiukšlindami gamtą įvairiomis kiršinančioms tautas proklamacijoms. Teisėtai mes čia galime pasakyti, kaip įprasta, tai yra tikrai gėda. Niekas nesitikėjo, kad artima kaimyninė šalis visam pasauliu deklaruojanti taikią politiką, remianti pavargtų šalių išsivadavimo kovą, taip lėšai demonstruos jėgą prieš mažą ir gražią mūsų Lietuvą. Jėga atidaru pastatai, uždraudžiama spauda, atleidžiami paskirti teisėtvarkos pareigūnai ir ultimatyviai reikalaujama tuo be vienybės, Lietuva be ateities. Šiandieną ir aš pirmą kartą mačiau tokią didelę verkiančią minią. Verkėm nesigėdydami ašarų, susikibę rankom, ilgai stovėjom ir su nuoširdžia padėka, giliu susijaudinimu klausėmės aukščiausios tarybos deputato pirmininko Landsbergio žodžių, sveikinimų jums ir dėkojimų už paramą su sunkiu Lietuvai laiku. Šiandieną žiūrėdama į jūs, tauragiškius, kažkiek jaučiu tokią širdį nuoskaudą. Mūsų daug daugiau yra tauragėjai. Ir gal atsitiktinai neprisijungia žmonės prabėgdami pro šalį šiandieną šitoj minioj. Aš norėjau pamatyti, kad didžiulė minia tauragėjai laukia žmonių šitokioje sunkioje valandoje su išsakymu, kad mes su Lietuva 50 metų Lietuva ėjo į laimės žygurį. Vieni krito, kiti keitė juos ir štai atėjo mūsų laikas. Laikas apsispręsti,
pasakyti, Lietuva, nebėra tokių grandinių ir niekas nesugebės nugauti tokių grandinių, kad galėtų jas sukaustyti vėl iš naujo. Lietuva laisva. Mes visa širdim už laisvą Lietuvą. Tačiau dabar Lietuva nebegali būti visą laiką Eugalėje. Reikia, kad mes savo darbo pirmiausiai ateinančiuose rinkimuose šeštadienį pasakytumėm, išreikštumėm savo nuomonę, sudarytumėm skubiai tarybas, parlamentus. Nes nuo mūsų išrinktų žmonių priklausys, kiek greit mes galėsime dirbti. Vilnius nėra baisiai atrodantis šiandieną, gražus, su žmonių šypsenomis, gėlėmis. Na, pravažiavo viena kita tanketė, tačiau negąsdina mūsų. Mane ir mano draugus labiau gąsdina lietuviai, kurie išdavė Lietuvą, tokie kaip Petrauskas, Brokevičius, Kolelis. Štai tų žmonių reikia bijoti. Žmonių, kurie vadinasi lietuviais, bet pardavė ją už kelis grašius. Kalbėjo Irena Bagdonaitė. Ji yra kandidatė į rajono tarybos deputatus. Sekmadienį, kas ją pažįsta, kas ją išgirdo šiandien, balsuokit už Ireną Bagdonaitę. Kalbės rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Klemensas Nensleris. Gerbiami tauragiečiai, svečiai. Visai netrukoje praeityje komisijai vadovaujama Lietuvos mokslo akademijos prezidento Juro Pažėlos paskelbė 1939 metų Vokietijos SRS sutarties pasekmes ir išdavas. Juose pasmerkta agresija prieš Lietuvą, jos okupacija ir aneksija, kaip tarptautinis nusikaltimas, kuriuos 1940 metais įvykdė Stalininė Sovietų Sąjunga. 1989 metais gruodžio 24 dieną TSRS liaudies deputatų suvažiavimas slaptuosius susitarimus tarp Molotovo ir Ribentropo pripažino teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais. Nuo jų pasirašymo momento atrodytų, kad Lietuva turi teisę atkurti pažeistas valstybės ir tautos teises, kurias Tarybų Rusija amžiams pripažino 1920 metais taikos sutartimi. Nusikalstamas Lietuvos inkorporavimą į TSRS sudėtį 1940 metais neturi senaties termino. Todėl valstybingumo atkūrimas įvykė šių metų kovo 11 dieną teigiamai nuteikė ne tik lietuvių tautą, bet ir viso pasaulio pažangėję visuomenę. Šiuo aktu įteisinta sena tautos svajonė patiems valdyti iš protėvių paveldėtą šalį, jo žemę ir turtus. Tačiau priešiškos jėgos negali su tuo susitaikstyti. Tautų kalėjimas nenori paleisti iš savo priežiūros nė vieno. O visų svarbiausia pirmo kalinio, kuris gali praminti takus kitom tautom. Ir ši įtampa tarp Maskvos ir Visario tautos lūkesčių vis stiprėja. Lietuvos parlamentas ryžosi paskelbti nepriklausomos Lietuvos tęstinumą, jam ir tenka sunkiausia dalia. Lietuvos žmonės laukia teigiamų dialogų ir prielaidų parlamentų nutarimams įgyvendinti. Tačiau Maskva negali atsipeikėti dėl to, kad vienas imperijos Pabaltijos kampas pradėjo irti ir bandoma šį ribą sustabdyti jėgos demonstravimu. Žodis suteikiamas kandidatė į Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatus klaipėdietei advokatei Zitai Šličytei. Brangus tauragiškiai, keletą kartų perskaičiau Tarybų sąjungos prezidento Mikhailo Gorbačiovo kreipimąsi į mus ir prisiminiau 1985 metus, kai iš jo lūpų pirmą kartą nuaidėjo žodžiai, kalbantis apie kilnų tikslą – teisinės valstybės sukūrimą.
nuėjau į pirmąjį sąjūdžio mitingą ir savo švarko atlape turėjau ženklelį su Michailo Gorbačiovo atvaizdu ir užrašu pertvarkos lyderis. O šiandien dar kartą perskaičiusi jo kreipimąsi į mus, norėčiau iškelti 3 klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti Tarybų Sąjungos prezidentas, jeigu jis ir po 5 metų tebeturi tikslą Tarybų Sąjungą buvusią blogio imperiją paversti teisinę valstybę. Taigi pirmasis mano klausimas būtų, ar gerbiamas Tarybų Sąjungos prezidentas pripažįsta visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, skelbiančią, kad kiekvienas žmogus nuo prigimties yra laisvas ir pasirašyta visų didžiųjų pasaulio valstybių 1748 metais, tačiau nepasirašyta stalininės Tarybų Sąjungos. Antrasis klausimas, kurio norėčiau užduoti Tarybų Sąjungos prezidentui, būtų toks, ar gerbiamas Michailas Gorbačiovas pripažįsta tautų apsisprendimo teisę kaip pagrindą egzistencijos laisvų žmonių, kaip teisę turėti savo tėvų ir protėvių žemėje tokią valstybę ir tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip nori toje žemėje gyvenanti tauta. Ir trečiasis klausimas, kurio norėčiau užduoti gerbiamam Michailui Gorbačiovui, būtų toks, ar jis iš tikrųjų yra šalininkas taikaus sambūrio tarp tautų. Ar be jo žinios mums brutali karinė jėga grasina ir demonstruoja savo jėgą, važinėdama Vilniaus gatvėmis prie mūsų pirmą kartą po 50 metų laisvuose rinkimuose teisėtai išrinktos aukščiausiosios valdžios rūmų. Partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius Mečislovas Lenkaitis. Jūs susirinkote čia po sunkios darbo dienos, vedini rūpesčio mūsų ir mūsų vaikų ateitimi. Mes pradėjome eiti savarankiškos demokratinės valstybės atkūrimo keliu, kuris, kaip rodo paskutiniai įvykiai, nebus nei trumpas, nei lengvas. Todėl dabar kiekvienas iš mūsų turime aiškiai suprasti savo vietą ir indėlį į Lietuvos valstybės atkūrimą. Savarankiška Lietuvos komunistų partija atsisakė bolševizmo ideologijos, mes pasisakome prieš bet kokią jėgų monopoliją ir esame daugpartinės sistemos dalis. Mes gerai suprantame, kad dabartinėmis sąlygomis bet kokios ambicijos ir tarpusavo kivirčiai tarnauja tik Lietuvos priešininkams. Todėl pasiruošę visas savo intelektualinės ir praktinės jėgas atiduoti bendram reikalui, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos sukūrimui. Mes labai norėtume, kad tai suprastume visi ir tuo laikytumėsi kasdienėje savo veikloje, neskirstydami į grupes ir klubus, o dirbdami bendrai visų labui. Mūsų partija tik kuriasi, jai šiandien sunku. Nemaža dalis komunistų išstoja iš jos. Tarp jų ir tie, kurios patenkino bolševikinė suvalstybinta partija, skirstyti postus antilietuvišką valdanti partija. Šie žmonės nesupranta, kad tik dabar, kada partija pradeda tarnauti Lietuvai, ji būtina. Ją reikia pertvarkyti. Ji turi tapti viešumo demokratijos garantu, stabilumo Lietuvos kūrime garantu, užkardo anarchijai. Mes niekada nebūsime opozicija Lietuvos nepriklausomybei, bet mes būsime prieš bet kokį stalinizmo, bolševizmo pakeitimą, kitą diktatūrą, kaip jį besivadintų.
Vakar įvykusiame savarankiškos Lietuvos komunistų partijos rajono komiteto plenume mes išsakėme savo poziciją ir išsiuntėme protesto telegramą Lietuvos prezidentui Michailui Gorbačiovui. Mes suprantame, iškilo sudėtingų problemų. Mes, Lietuvos komunistai, pasiruošę savo veiklą, padėti stabilizuoti padėtį, ginti demokratiją ir tautų santarvę, neleisti įsivyrauti perdėtoms emocijoms ir politinėms ambicijoms. Mes palaikome Lietuvos Respublikos aukščiausiąją tarybą ir jos aktą, kuriuo atstatyta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė, teisinis ir valstybinis tęstinumas ir konkrečia veikla sieksime šių tikslų įgyvendinimo. Gerbiami tauragiškiai, aš esu Javarų rinkiminės apygardos numeris 69 rinkiminės komisijos pirmininkas. Aš labai nuoširdžiai visus kviečiu šeštadienį vieningai atiduoti balsus už jūsų pasirinktą kandidatą. Mes turime turėti abu savo deputatus aukščiausioje taryboje. Taip pat aš labai nuoširdžiai kviečiu visus jūs vieningai atiduoti balsus už savo kandidatus į rajono, į vietinės tarybas. Mums reikia suformuoti tarybas ir pradėti konkrečiais darbais įtvirtinti nepriklausomybę. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo narys Jonas Liorašas. Brangus tauragiškiai, 50 metų nešiojame veryje stančius. 50 pažeminimo, paniekinimo, skriaudų ir kančių metų nesunaikino mūsų laisvės troškimo. Tai paliudijo ne tik mūsų susikibusios rankos ir vieningas širdžių plakimas Baltijos kelyje, bet ir milijoniniai mūsų parašai gulintys Kremliuje. Prieš rinkdami atstovus į savo aukščiausiąją tarybą, kiekvieną kandidatą Lietuvos žmonės klausė, kaip jis balsuos už tautos nepriklausomybę ir kiekvieną nedviprasmiškai įpareigojo. Išreiškite mūsų visų valią, kuri yra tik Lietuvos nepriklausomybė. Širdim klausykit ir supraskit. Istorijos ratą dar niekas nepasuko ir nepasuks atgal. Maskvos tankai 1956 metais šaudė į Budapešto gyventojus. 1968 metais siautėjo ir įsitvirtino Rodos ilgam ir amžinam Čekoslovakijoje. Bet ne amžiams. Ne amžiams. Tai matome šiandieną. Šiandieną net Mongolija, Rodos Dievo ir žmonių užmirštas kraštas. Ir tas nenori, kad iš jo tiesiog jautė pirktų 35 rublius, o armų 6 rublius. Jis ir pati reikalauja teisybės. Dalis Tauro maldų fabriko vyrinžinierius, ką tik išrinktas rajono tarybos deputatas Stasys Lapė. Gerbiami tauragiškiai, šiandieną aš jūsų akyse matau ir džiaugsmą, ir rūpestį. Džiaugsmą, kad istorinės tiesos aktas įvyko. Ir rūpestį, kad kelias į nepriklausomą Lietuvą yra ilgas ir sudėtingas. Tačiau aš tikiu, kad mumyse užsidegs ir trečioji ugnis ryžto, kad šitą sunkų ir sudėtingą kelią mes nueisime garbingai, kaip dera savosios žemės tikriesiems vaikams. Drąsiai, gražiai, susitelkę, vieningi ir darbštūs. Aš jums to visiems linkiu. Ačiū. Rajono tarybos deputatą
Vytautą Venskų kviečiame pašnekėti. Mieli tauragiškiai, matydamas jūsų švenčiai, stovėdamas šalia jūsų, man prieš akis prabėgo netolima praeitis. Prisiminiau pirmą sąjungos suvažiavimą, prisiminiau daugybę įvykių, kuriuose mes vienareikšmiai išreiškėm viltį, kad norime nepriklausomos Lietuvos, norime kiekvienas savo ir savo vaikams laisvės. Vykdami parlamentus, mes juos pareigojom, kad jie deputatai įvykdytų tai, ko troško mūsų tėvai, ko troškame mes dabar. Faktai rodo, kad kovo 11 dieną įvyko tai, kai įskaitė mūsų širdyse, mūsų mintyse aukščiausiosios tarybos deputatai. Tačiau ta įtampa daugeliui sukėlė abejonės ir galbūt kai kas pradėjo svarstyti, ar iš tikrųjų parlamentas elgiasi teisingai. Esame paruošę telegramos tekstą CSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui. Leiskite mūsų minios susirinkusios čia jį perskaityti. Perskaitys Jonas Šemputis. Maskva, Kremlius, SSR prezidentui Michailui Sergejevičiui Gorbačiovui. Mes, Tauragės žmonės, 1990 metais balandžio 4 dieną susirinkę į viešą pasitarimą pareiškėme: Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba yra mūsų pačių demokratiškai išrinkta, todėl jos nutarimai tai mūsų valios išraiška. Pritarėme. Tuo vadovaudamiesi visiškai pritarėme Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos 1990 metų kovo 11 dienos sprendimams dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo. Pritarėme. Šiandien susirinkę į šį viešą piliečių pasitarimą kartu su visos Lietuvos žmonėmis tarėme: nepriklausomos Lietuvos Respublikos kelias, mūsų kelias. Pritarėme. Viešo pasitarimo dalyviai bandėm čia skaičiuoti, manau, vis 4